leitenantinė Neringa Gedminaitė, esu oro gynybos bataliono 5 oro gynybos baterijos ugnies valdymo būrio vadė. Šių pratybų metu mūsų baterija, visa baterija, 5 baterija vykdo rajono oro erdvės gynybą. Esam Astral Night tarptautinių pratybų dalis iš esmės ir esam su baterija atvykę komponentais. Tai mūsų baterija šių pratybų metu sudaro 2 ugnies valdymo centrai, 3 paleidikliai, 2 elektrooptiniai sensoriai bei 2 apžvalgos radarai. Visas... Jeigu galima, tik civilių kalba. Jo, paprastai, ką mes čia matėm, ką jūs darote, Visa naikinimo seka, kas vyksta, ką matėte besisukiojantį paleidiklį, tai vyksta, kad mes gaunam atpažintą oro paveikslą iš oro erdvės ir kontrolės centro esantį Karmėlavoje. Ugnies valdymo centras gauna atpažintą oro paveikslą. Taip pat mes ant žemės turim savo apžvalgos radarų Sentinel. Taip pat prie mūsų yra prisijungę trumpo nuotolio RBS 70 oro gynybos sistema bei apžvalgos radarai Žiraf, MK4 Žiraf, kaip mes jos vadinam. Ir taip pat jie atpažįsta oro paveikslą, žirafas bei sentineliai. Kai atpažįstamas yra paveikslas, operatoriai ugnies valdymo centre atlieka koordinaciją su oro erdvės ir kontrolės centru. Taip pat turime elektrooptinį, kuris atpažįsta vizualiai orlaivį. Ir tada operatorius nusprendžia, kurį pasirink paleidiklį ir atlieka šūvį, ką mes ir matėm paleidiklis, kai sukiojasi. Pakomentuoju trumpai, ką čia veikia. Koks nacionalinis uždavinys šito pratybų kontekste, gerai? Iš 4, kad atsisuktų į 12. Negirdai, kas tai. Iš karto 12. Naujas stebinės 12. Taikinį seka. Praeitas, 8 hep. Yes. Taip, tai grandinis Aivaras Dankis, štabo 5 viešųjų ryšių specialistas. Taip, tai RBS 70 skyrius gavęs ugnies uždavinį, jį įvertina ir skyriaus vadas perduoda informaciją pačiam taikytojui, kurį matote čia man už nugaros. Tai taikytojas susiorientuoja taikinį, turi ausines ant šalmo užsidės, kurios padeda identifikuoti, kadangi matote, saulė šviečia ir panašiai, tai pačios ausinės garso pagalba padeda surasti patį taikinį ir tas taikinys būna apšaudamas iš ugnies pozicijos, o pats šūvis yra atliekamas ne fire and forget, sakykime, tą taktiką, kurią naudojame su Grom oro gynybos sistemomis, o iki pat pačio kontakto raketos, tai nuo paleidimo, taikytojas seka raketą, yra susidaromas toks ugnies koridorius, taip lengviau įsivaizduoti raketą, tam ugnies koridoriaus viduryje visą laiką orientuojasi iki pat pačio kontakto. Didelis pliusas to, kad jokios flare sistemos, kurios naudoja orlaiviai šilumos išmetimui ir nusukimui kitom raketom, kurios veikia šilumos principu, tai visiškai neįtakoja.
kiek įgudęs taikytojas, toks ir rezultatas. Šių mokymų metu ką konkrečiai yra taikomasi, kas skrenda, ką taikot? Taip, tai identifikuoti priešiški orlaiviai. Šiandieną turėsim įdomią situaciją, kai veiks ir mūsų sąjungininkų orlaiviai ir priešiški orlaiviai vienu metu. Tai didžiulis darbas taktiniam operacijų centrui ir pačių būrių vadų sprendimo priėmimui, kadangi ore ne tik priešiški orlaiviai, tačiau ir mūsų sąjungininkai. Tai bus imituojami dogfightai tie vadinami ir sprendimo priėmimai eis iš toko taktinio operacijų centro į mūsų RBS skyrius, kurie ir atlieka tą šūvį. Ačiū.